Sveiki visi, na ką bandau filmuoti ir filmuoju vėl su savo fotoaparatu, tai nematau savęs, labai tikiuosi, kad pavyks man viską parodyti į kamerą, ką aš noriu parodyti, nes šiandien aš filmuoju pelenės pirkinių filmuką. Ir buvo tikrai komentarų, kad norėtų pamatyti, ką aš įsigijau per pelenės parodą. Jeigu žiūrėjote mano filmuką Diena su manimi, tikrai matėte, kad grįžau su maišu ir dabar taip kažkaip išsidėjau viską ant lovos ir žiūriu, ne tiek ir daug čia tų pirkinių. Ir realiai jau tikrai naudojau tuos pirkinius, tai galbūt aš kažką ir pamiršau, ne viską išsidėščiau, bet manau užteks. Tai gal ir pradėkime. Iš tikrųjų, kaip žinote, aš tikrai savęs asmeniškai nelepinau pelenės parodoje, o pirkau daugelį dalykų darbui, bet turiu keletą dalykų įsigijus ir savo. Tai pirmas dalykas yra iš Ingloto. Štai, kaip žinote, ašgi viską laikau dėžutėse, neišimtis ir ši priemonė, tai yra akių pieštukas. Rašo Soft Precision Eyeliner ir tai yra 21 spalvytė ir ta spalvytė žinoma yra ruda. Labai tikrai retai dabar naudoju aš juodą spalvą. Aš taip pamilau rudą spalvą, kad negaliu su ją ir atsisveikinti. Tai ištraukus iš pakuotės štai taip atrodo. Jau matot, šiek tiek naudojau, nes ganėtinai bukas yra pats pieštukas. Tai pabandysiu aš čia papiešti, va kaip atrodo. Matote, nematote? Na, tikėkimės, kad matėte. Tikrai labai sunku filmuoti, kai nematai savęs, pripratau, bet su jūs ties kamera niekaip nesusidraugauju, nes kažkokios spalvos, tos kaip numirėlių, man jos nepatinka. Aš noriu atrodyti natūraliai, kaip atrodau iš tikrųjų, tai realiai ir nelabai naudoju. Teks tikriausiai grąžinti. Oi. Dabar išsitraukiau iš savo dėžutės Ingloto paletę. Pilna plaukų dar čia pas mane. Tai pasipildžiau savo paletę dviem spalvytėm. Štai šiomis, čia ir čia. Manau, kad jums gerai matosi, bet šitom dviem spalvytėm. Ir dabar pasilikau dėžutės tų spalvyčių. Tai realiai tik tai dabar nežinau, kuri yra. Tai numeriukas 363 ir, manau, giminingas bus 360. Tai man, žinote, rudos spalva labai patinka ir šiandien aš pasidažęs labai švelniom spalvytėm. Tai yra mano dieninis makiažas, dar šiandien reikės dirbti, tai tikrai nenorėjau spindėti ryškiom akim. Nors ir žinau, kad filmuosiuosi, tai manau, atrodo ganėtinai natūraliai ir daug kas man sakė, kad tinka man tas natūralumas, daug labiau netinka šviesios lūpos nei ryškios, bet man patinka labai ryškios lūpos, tai nežinau, gal kartais ir nelabai tinka, bet man labai patinka ir aš jas paryškinu. Tai va, bet dabar ne apie lūpas, apie tai, kad nupirkau dvi spalvytės iš Ingloto. Ir jos tikrai yra labai gražios, jos yra pigmentuotos, tai ne kiekvienai galbūt dienai, bet panaudoti kažkur išėjimui, kad atrodytų veidas daug ryškesnis ir daugiau akys išsiryškintų, tikrai tas spalvytės galima panaudoti. Toliau, štai turiu tokį galingą dantų šepetėlį. Jo net nesu išpakavus, rašo, kad 3 kartus ilgiau galioja, tiesiog galima jį naudoti, pagaminta Amerikoje, dešiniai rankai skirta naudoti ir tipo, ką čia dar rašo, palaukit, kad galima daugeliu skirtingų kelių naudoti šį ne kelių, o būdų naudoti šį dantų šepetuką ir tipo latex free, BPA free ir kažkokia phthalate free. Na, aš tokių labai daug nežinau dalykų čia su kuo būna tie šepetukai pagaminti, kas juose neįdėta, bet kažkaip šį šepetuką turiu ir jisai yra, man atrodo, plastikinis. Padijus. Pavadinimas Padijus DDC. Nu tai va, žodžiu, su galingu šepetėliu gražinsiu savo dantukus.
Tada, kaip matėte, dienoj su manimi man darė šukuoseną štai su tokia priemonė. Va, tokia. Ir man ganėtinai yra sunku pačiai pasidaryti, nesigauna tas kodukas, tai reikia pažiūrėti daugiau internete. Ir dar pirkau, tiksliau gavau dovanų, vat tokios spalvytės. Ir vat kaip buvo supakuota, galiu aš prie jūsų atpakuoti. Ir pažiūrėsim, čia yra realiai instrukcija, va, kaip šitą reikalą naudoti. Yra jų emailas, bet su emailu tai nekažin ką aš padarysiu, tai nebent internetai, yra jų internetinis puslapis štai čia. Tai prašau, galima maudytis baseine, baletą šokti, sportuoti, elegancijos, jeigu mums reikia, ir būti madingai yra jėga. Tai va, tai štai toks reikaliukas, reiks dar man pasimokinti. Darbui labai gerai, nes žinote, su tokiais savo pukuotais daug plaukučių pas mane yra dirbti negaliu palaidais, nes viskas krenta ir aš realiai negaliu dirbti palaidais plaukais, tai šios priemonės tikrai, manau, yra super geros. Dabar pažiūrėsiu, ar ten viskas nusifilmavo. Ką jūs manote? Gerai, kad pažiūrėjau, ar viskas filmuojasi. Ogi istorija tokia, kaipgi aš be nuotykių. Liko gal minutė laiko baterijai, tai realiai džiaugiuosi, kad paėmiau tą fotoaparatą į rankas, patikrinti, ar filmuojasi. Na, dabar jau filmuoju su telefonu. Tai tęsim toliau, kad telefone neišsivyščiau kažkokių negerų dalykų, kad irgi sėsta, tai reikia skubėti, filmuoti ir filmuoti. Taigi, su savo grožiu pabaigiau, dabar meluoju, nepabaigiau. Tai turiu tokį maišelį, kaskados ir jame turiu didžiulę, sunkią plaukų kaukę. Ta plaukų kaukė atrodo štai taip. Manau, jeigu jūs buvote pelenėje, tai tikrai jūsų akis užkrito už šių produktų. Didelis kalnas iš šių produktų buvo padarytas ir tikrai tos jau konsultantės labai siūlė išbandyti. Tai rašo apsauginis kremas su kokoso aromatu dažytiems plaukams ir tik profesionaliam naudojimui. Bet žinot ką, toks ir profesionalus naudojimas 1000 ml šios kaukės man kainavo tik 5 eurus. Tai nežinau, ar tikrai bus veiksminga, bet aš labai, žinote, naudoju, puoselėju savo plaukučius. Čia, žinokit, jaučiasi. Kaip skaniai kvepia, neplėšiu, nes dar apsidrabstysiu, bet labai skaniai kvepia. Manau, kad bus geras daiktas. Ir tuo pačiu dar gavau štai tokį makadamijos maišelį. Ir nežinau, kur su juo aš lėksiu, bet esmė jums rodau, kad gavau dovanėlį. Na ir prieikim dabar prie mano darbo, tai nusipirkau iš Persgelio štai tokią gražią, nežinau kaip čia jums įvardinti, kas tai yra. Na, bet tai yra tiesiog dažų miksavimui, tai sumaišymui. Kažkiek bandžiau maišyti, bet nežinau, ar man pasiteisins. Gal kažkokiem dailės elementam bus visai neblogai. Na, aš dar, žodžiu, tokia besimokinanti ir beieškanti naujų atradimų, kurie patobulins mano darbelį. Bet šiaip labai graži tokia, jinai matosi tvirta. Tokia, kaip analas, ne penalas, net tiesiog suprantate, kas tai yra. Ir čia yra 2 dar aukštų. Taip, laukit, nuimsiu, dar vienas. Tai štai toksai darbo aparačiukas. Taip pat 2 teptukai. Va toksai plonytis dailės elementams, labai plonytis, kaip matote, nežinau ar matote. Jau tikrai naudojau, nepasakyčiau, kad labai lengva dirbti, bet dirbu. Na ir kitas jau šitas toks, matote, su tokiu gražiu kamštuku, dar taip užsideda. Tai yra vieno potėpio dailiai, nežinau kaip čia jums pasakyti, tokios kaip 2 yra pereinamos spalvytės, gėlytės, bet vėlgi aš gal turiu tik tai kelias spalvas, su kuriom pavyksta padaryti vieno potėpio dailę, tai vėlgi yra paieškų laikas, kai aš ieškau produktų, kurie man pasiteisintų ir tiktų darbe. Bet šitas tikrai labai mažiukas irgi, jeigu matote,
teptukas. Aš nelabai galiu judėti, nes dabar buvo ką tik įvykus avarija, nukrito telefonas. Įkvėpsiu giliau, mažiau judėsiu ir tikiuosi laimingai pabaigsiu filmuoti šį filmuką. Tada dar įsigijau frezos antgalį. Štai kaip matote tokį ir su juo lengva apeiti aplink kutikulą ir nepažeidžia mūsų odelių ir atstumia gražiai. Na, rodė man per Pelenės parodą ant mano pačių nagučių, tai visai patiko, nusipirkau šį antgalį ir bandysim. Tada Svarovskius nusipirkau, matote, parašyti. Aš vėl numečiau, žinokit, telefoną, tai nežinau, bet dar priartinsiu Svarovskio akmenėlį. Ir jie labai gražios spalvytės, nežinau, ar jums matysis, bet jie taip gražiai žybsi, na, tikrai nuostabiai, nekantrauju jau juos išbandyti ant klienčių. Tada kitus akmenukus nupirkau, jau kažką pamečiau, negaliu labai jų mėtyti, tai va visokių spalvyčių ant mano jau nagučių yra juodi ir balti. Jau tikrai kažką pamečiau. Taip pat nusipirkau labai brangų dalyką, bet tikrai naudinga. Aš pedikiūro metu neskutu kojų, o tiesiog naudoju rūgštį. Tai va, kojų neskutu, pėdų neskutu, žinot, būna su peiliuku. Rūgštis puikiai padaro savo darbą, tai va, čia mano didžiausias turtas ir jau vasara artėja, visos norim turėti gražias pėdutės, tai aš jį naudoju ir naudosiu toliau. Pats geriausias dalykas iš Amerikos visai. Tai va. Tada, aš nežinau, ar jums įdomu čia mano tie darbiniai produktai, na, bet tiesiog aš gal taip greitai pralekiu, neužsibūnu ant jų. Čia tiesiog blokeliai tokie va su dildžiu, tada dildė natūraliam nagui iš Kinetiks labai ilgo naudojimo mums patinka, dildė nenatūraliam nagui ilgo naudojimo, o štai šitų nesu bandžius irgi iš Kinetiks, tai natūraliam nagučiui. Tai va, bandysiu. Tai dildukės, kažką perfektinį pirkau. Ai, tai tikriausiai va šitos buvo, jo. Ir kitas mano kiti labai brangus produktai, tai aš juos tik tai štai taip jums parodysiu. Tai yra mano naujos spalvytės, kaip matote. Kai kurios vasarinės, kai kurios dar gal dabartiniu metu galima naudoti. Tai mano klientės pasižiūrėdamos į tą kitą gausią paletę spalvų išreiškė tam tikrus pageidavimus, aš stengiausi juos įvykdyti ir labai viliuosi, kad savo klienčių lūkesčius pateisino ir jos bus labai patenkintos. Na, žvilgtelėjau greitai, ar neturiu kažkokių kitų priemonių, kurias pamiršau parodyti, neturiu. Tai dar norėjau atsiprašyti, kad galbūt jums nelabai malonu žiūrėti, kai aš tiesiog kažkokią priemonę paimu nuo lovos ir matote mano kažkokį viršugalvį nusileidusią galvą, tai dovanokit už tai. Na ir tiek tų mano produktų, kaip žinote, man pelenė labai patiko, ją geriau nesinešti daug pinigų, nes juos labai lengva išleisti, bet iš kitos pusės tai kai kągi nupirkau ir su nuolaida, tai pasiteisino ir aš manau, kad reikia džiaugtis, jog yra organizuojamos tokios parodos, kurių metu mes galime koncentruotai įsigyti kažkokių priemonių, kurių mums tikrai reikia. Nereikia mums važiuoti į vieną parduotuvę į kitą, o visi pardavėjai yra vienoje vietoje. Jau pasakyti dar kartą, kad man paroda buvo labai naudinga, aš įsigijau daug priemonių, kurių reikėjo, dar nusipirkau, pamiršau parodyti kitą labai brangų daiktą, tai yra manikiūro žnyplutes, tai kur apkarpyti odeles. Aš labai ieškojau ilgai tos būtent firmos ir aš radau. Realiai dabar jas pamiršau parodyti, na, bet jums tikriausiai nėra taip labai aktualu. Tai va, palinkėsiu jums gražios dienos ir tai užsiplirpiau ilgai ir sakau iki kitų susitikimų. Ačiū, kad mane žiūrite.